vaikam reikia tėvų mokykloje. Jeigu yra vieta, kur yra vaikai, tai ten turi būti ir tėvai. Tai vienas dalykas, tėvai turi žinoti, kaip vaikam sekasi ir ne taip labai galbūt netgi apie mokslą, kiek apie jų tokią emocinę būklę, kaip jiems sekasi draugauti, kaip jiems sekasi susipykti ir susitaikyti, kaip jiems sekasi, kai jiems nesiseka, kas juos paguodžia tenai, kokios yra taisyklės. Vaikai, tėvai ir pedagogai – tai 3 grandys, kurių bendradarbiavimas svarbus sėkmingam vaiko ugdymuisi ir tobulėjimui. Laikmetis stipriai keičiasi ir reikia su juo suspėti ir kartais net ir tėvam reikia padėti suspėti ir susigaudyti, kad jau jų vaikai yra absoliučiai kitokie ir kitaip mąstatys, ko gero, ir kai kuriuose situacijose visai kitaip besielgiantys, nei jiem buvo jų laikų įprasta. Tai nuo to susikalbėjimo, nuo to bendravimo ir priklauso visa mūsų darbo sėkmė. Šiandieną vis daugiau tėvų praveria mokyklos duris ne tik iš būtinybės per tėvų susirinkimus ar didžiausias šventes. Būtent mokykla vis tiek turėtų būti iniciatorė. Iniciatorė ir kviestis tėvus vaiko problemų sprendimui. Nes iš tiesų, ką reiškia bendradarbiauti? Bendradarbiauti tai yra tiesiog siekti parodyti tą mokytojų ir tėvų labai didelį indėlį, kad suprasti tuos vaikų poreikius ir susitarti, kaip tenkinti tų vaikų poreikius. Man labai svarbu, kaip jis jaučiasi, kaip jam sekasi, su kokiom bėdom jis čia susiduria, arba kaip tik, kur jam puikiausiai sekasi. Vaikams taip pat labai svarbu tėvų dėmesys ir palaikymas. Tėvams svarbu žinoti, kaip jų vaikams sekasi mokykloje. Man labai malonu, kad jie domisi manim, aš viską jiems išpasakoju, ką reikia, ką nereikia, nes mėgstu kalbėti su jais. Iš tikrųjų, tikrai noriu, kad palaikytumėm gerus santykius. Lietuvoje vis daugėja projektų skatinančių spręsti patyčių problemą mokykloje ir už jos ribų. Paramos vaikams centro direktorė pabrėžia, kad pasikeitęs vaiko elgesys gali įspėti tėvus, jog vaikui reikalinga tėvų ar specialistų pagalba. Pasikeitęs vaiko elgesys visada yra labai rimtas ir svarbus signalas. Jeigu jūs turit linksmą kokį nors viskom besidominti vaiką ir jūs matot, kad jis, nežinau, meta būrelius, ar jisai niekom nesidomi, jisai bevelėje įlindęs į kompiuterį arba gulėti lovoje, tai yra rimtas signalas, kad kažkas su juo darosi. Ieškodami bendrų sprendimų, nebijodami kalbėti, girdėdami vieni kitus ir pasitikėdami, tėvai, mokytojai ir mokiniai kuria saugią socialinę terpę ir mokykloje, ir namuose. Šitam darbe, jeigu mes siekiam, kad mūsų vaikai, kuriuos čia mokom, užaugtų šaunus ir pasiimtų kiek daugiau tų gerų dalykų, kuriuos mes tengiamės jiems duoti, tai yra neįkainojama tėvų parama.